Kietėjimo greitintuvas SPEED naudoja šviežiai paruoštų betono mišinių ir statybinių skiedinių rišimosi bei kietėjimo laikui sutrumpinti. SPEED priedas taip pat naudojamas betonui ir statybiniams skiediniams kloti esant žemai temperatūrai, net iki -10 laipsnių Celsijaus. Pagerina betono paviršiaus kietumą, sumažina vandens užšalimo temperatūrą ir pagreitina betono bei skiedinio kietėjimo procesus. Specialus cheminis priedas SPEED yra bespalvis skystis su silpnu kvapu. SPEED naudojimas užtikrina saugias betono ir statybinių skiedinių įrengimo sąlygas esant žemai temperatūrai iki -10 laipsnių Celsijaus. SPEED užtikrina trumpą rišimosi ir kietėjimo laiką statybiniams skiediniams ir betonui, užtikrina stiprumo augimą, spartų padidėjimą per pirmąsias 3 dienas, pagerina skiedinių ir betono įrengiamumą. Nenaudojamas gelžbetonio konstrukcijose su labai tankiu metaliniu armatūros tinklu, nes gali skatinti plieno koroziją, arba plieninė armatūra turi būti padengta universalių statybinių klijų super ir cemento mišinių santykiu 1:2 kaip apsauginis sluoksnis. Prieš naudojimą priedą SPEED kruopščiai išmaišykite ir įpilkite į betonui ar statybiniai masei skirtą vandenį. Betono mišinį ar statybinę masę su priedu SPEED reikia sunaudoti per 30 minučių. Tai reiškia vasaros sąlygomis. Priedo SPEED sunaudojimas yra nuo 0,5 iki 5 litrų 50 kg cemento, kai priedas naudojamas kaip antifrizas. Kuo didesnė priedo dozė, tuo žemesnė gali būti aplinkos temperatūra, atitinkamai sumažinant vandens kiekį. Jei priedas naudojamas kaip greitintuvas, jo sunaudojimas vidutiniškai yra nuo 1 iki 3 litrų 50 kg cemento, atitinkamai sumažinant vandens kiekį. Laikyti vėsiose, gerai vėdinamose, ugniai atspariose patalpose, sandariai uždarytose SPEED originaliuose įpakavimuose, laikytis ženklinimo. Saugoti nuo vaikų. SPEED skystis tiesioginio kontakto metu gali sukelti odos ir akių uždegimus. Taip pat galimi kvėpavimo takų dirginimai. Dirbant su kietėjimo greitintuvu, SPEED priedu reikia dėvėti darbo apsauginius drabužius ir mūvėti guminės arba polivinilchlorido apsauginės pirštines, avalynę ir prijuostę, naudoti respiratorių kvėpavimo takų apsaugai. Taip pat rekomenduojama dėvėti apsauginius akinius su šoniniais skydeliais. Sėkmės darbuose.